Sveiki, mes grįžtame ir tęsime be galo daug dėmesio sulaukusį epizodą, tai mes turime antrą dalį. Praeitoje laidoje kalbėjome apie kaip per trumpą laiką padaryti daug efektyviai ir šiaip tą dalyką padaryti. Ir šiandien mes vėlgi esam tas pats podcastas, nieko nepasikeitė, podcastas su Ilja, 31 minutė su Ilja. Ir mes nepabaigėm be galo svarbios dalies. Mes nepabaigėm to, kur sustojom. Tai visgi, jeigu mes kalbam apie darbų padarymą, našiai, ir tu paminėjai to-do listą ir paminėjai kalendoriaus įrašus. Tai visgi, kuo skiriasi? Šiaip, kodėl labai pakankamai seniai visiškai atsakiau to-do listo, atsisakiau. Nes aš taip noriu papildyti, kad tu pasakei, kad to-do listas yra blogis ir tu jo nenaudoji. Tu naudoji Nebenaudoju. kalendorių. Nebenaudoju, aš tik tai pradėjau naudoti kalendorių, nes, žinai, čia pabandysiu preparuoti to-do listo psichologiją ir kalendorių psichologiją, nes jeigu žmogus kažką daro, nedaro, ieškok šaknų psichologijai. Tai va, tai kai tau reikia kažką padaryti, nesvarbu ten, ar parduotuvėj kažką nupirkti, ar ten prikalti, nežinau, ten kažką prie sienos ar panašiai, tai natūraliai, instinktyviai lengviausia yra padaryti to-do listą, kur tiesiog meti į to-do listą. Ir tai yra lengviausias būdas, šiaip yra ir apsų daug, ir praktiškai visos platformos tą palaiko, tai instinktyviai va tiesiog ranka prie telefono tempiasi, padarytų tai listą. Kokios yra bėdos fundamentalios su to-do listo psichologinės? Viena bėda, jeigu žmogus sau pasako, nu aš tą tikrai padarysiu ateity, tikrai, jisai psichologiškai nusiramina. Nes sau davęs pažadą, nu tikrai padarysiu. Jisai nebetenka to vat gvildenimo iš vidaus, to geštalto, kad čia kažkas neuždaryto, nedadaryto, nes atsakymas labai yra, protas labai patogiai suvirškia, suvalgo. Nu taigi yra to-do liste, padarysiu. Antra bėda, ateitis žmogui atrodo guminė. Jei viskas visada tilps. Nes atrodo visas gyvenimas prieš akis, visą kitą savaitę, visas ten mėnuo ten ar kažkiek tai bebūtų, tau atrodo begalinis kontinuumas, nu, ir į jį galima pilti viską. Tai tą sekundę, kai tu lengva ranka, tau ką tik kilo prievolė skirti ateity 1 valandą savo laiko, ar 10 valandų, ar 30 valandų, tau labai lengva įdėti, nes tu nebiudžetuoji, kai išleidi pinigų, kurių neturi. Va tiesiog įmeti ir sakai, Biudžete. žinai, Gauni, naudoji ir turi ir tada guminė ateitis, viskas, žinai, tą dalyką. Ir trečias dalykas, kas yra susijęs su irgi psichologija, tu niekada nežinai, kaip bus. Kadangi tu nežinai, ko nežinai, tu negali iš principo įvertinti, o kai tau reikės prie to darbo, tasko, to-do listo grįžti, greičiausia bus kažkas įvykę, ko tu neprognozuoji, neplanuoji, ir tau reikės dėmesio ne šitam, o kažkam, kas atsitiktinai užėjo, atsitiktinai paskambino, čia gaisras, čia tas. Kas gaunasi? Gaunasi, kad to-do listas turi tendenciją nuolat augti, jisai niekad netrumpėja, nuolat auga. Atsiranda stūmimas, nes kažkokią sekundę tu pasiduodi ir susitaikai morališkai, vėlgi emociškai, Vėlgi ta pati psichologiškai. varlė, nes tu jau supranti, kad jų Tu kibiras pasiduodi. pilnas. Tu pasiduodi, sakai, viskas, aš nebepajėgus ir tada tu kaip save paleidi, atlaisvini ir susitaikai viduj morališkai, nors ir formaliai tęsi tą to-do listą, bet formaliai susitaikai, kaip, nu, aš toks nespėju, nepadarau, neprotingas, nelaimingas, visa kita. Susitaikai su to, kad jisai stumiamas į priekį ir vėlgi iš inercijos viską, ką tu darai, tai yra mėtai toliau ir stumi į priekį. Kadangi darbų neįvykdytų tu kiekvieną kartą matai prieš save sočiai, kiekvieną kartą pakėlęs to-do listą, tau tai yra priminimas apie tai, kiek visko nepadaryta, nors turėjo būti padaryta vakar. Ir tai labai stipriai griauna tavo pusiausvyrą. Nes tu nuolat sistematiškai matai įrodymą, kodėl tu nieko nespėjai, nepadarai, neįvertinti visą kitą. Bet tuo pačiu tu save pateisini tą savo tokį beviltiškumą, kad tiek tos jau vis tiek dabar yra daugiau prioritetesnių. Pasiduodi, iš esmės pasiduodi, pamiršti, kartais visiškai va tiesiog išmeti tą to-do listą kažkur, tai nebežiūri, pamiršti, tai tiesiog užpakuoji naują, pradedi, šitas šviežias, dar mažas, trumpas, o tas jau senas, pasenęs, tai va, bet bėdos yra struktūrinės, ta prasme, iš principo įkulkuliuotas į patį. Dabar, kaip viskas yra kitaip, jeigu tu tą patį dalyką, va, tiesiog atsirado poreikis prikalti, žinau, lentą prie sienos. Ir tau nebe to-do listą įmesti, kas lengva ranka pasakai, ateitis guminė, viską iškęs, padarysiu, viskas sąžinė, šią sekundę rami, ašgi padarysiu ir viskas. Tai tu atidarai kalendorių
Ir tada įvyksta toksai vienas dalykas ir stebuklas. Pirmas dalykas, nori, nenori, kalendorius priverčia tave įvertinti trukmę, nes tu negali įkelti be trukmės, negali. Tu susimastai, aš tai galvoju, okei, tarp 14 ir 14-15 turiu terpę 15 minučių, ar spėsiu prikalti ar ne, ar būsiu toje vietoje ar ne, viskas, tu jau ne abstrakčiai mąstai apie užduotį, bet pririši tą užduotį prie pastangos, Prie prie trukmės. realių Jo, jo, jo. sąlygų galimų. Tas pats kaip tokią analogiją aš vedu, kaip parduotuvėje tu elgiesi su prekėm. Retai kas tiesiog mėto viską, ką mato. Retai. Pažiūri, kainą pasižiūri. Tai prekės kaina yra laiko trukmės ekvivalentas. Tai vat, jeigu įprotis yra shopping mole prieš dedant daiktą pasižiūrėti kainą, čia vat tas pats įprotis, tik tai atidaręs kalendorių, o kalendorius tai yra laiko piniginė. Ir kur tu aiškiai matai, kiek tu to pinigų turi ir kiek tu laiko turi. Tai sakai, aha, lentos prikalimas yra 15 minučių, o kur aš jį galiu įkišti? Ir tada tu aiškiai pamatai visą situaciją. Kartais suvoki, nu, blemba, kitą savaitę. Nu, niekur neįkišiu. Tada atsidarai sekančią, sakai, nu ir šitą savaitę neįkišiu. Tada atsiranda klausimas, okei, o gal tos lentos prikalimas yra svarbiau negu visa kita, arba kai kurie dalykai iš tų, kurie kaba. Tada atsiranda tas prioritizavimo priverstinis klausimas. Tu Kitaip nori, tariant, nenori, pradedi labiau mąstyt kritiškai. tu nori, nenori išleidi va tą laiką, pats savo atsakydamas, kokia trukmė, koks prioritetas, kiek laiko prasme, kokia yra kaina. Gal iš tikrųjų sakai, nu velnias, aš taip nedirbsiu, bet gal yra mažiau svarbių dalykų, gal man ta lenta yra svarbesnė, vėlgi tai tave priverčia, gal kažką išmesti iš kalendoriaus, pasakyti, o ten buvo ten kėdės pastumimas. Sakai, nu okei, kėdės pastumimas čia yra 14:00, visi kiti dalykai apskritai negaliu judinti, bet čia yra, nu gerai, tada aš negaliu nupirkti gal čipsų, neišmesdamas ten saldainių iš shopping karto, darai tą trade-offą, tai vėlgi tada pririši laikę, tada priverstas susimąstyti apie investiciją laiko, trukmės, pastangos, tada priverstas susimąstyti apie prioritizaciją, ar tau Mhm. kėdės pastumimas, ar tau lenta, nes dviejų netilps, arba sekantis blokas yra už mėnesio, o tave netenkina sąlyga už mėnesio prikalti lentą, nes stovi kažkas ten, žmona už nugaros, atsiprašau, aš ne šovinistas, vyriškas, čia metafora. Tai va, tai kai tu dedi į kalendorių, tada tu subiudžetuoji ir vėlgi, kas vyksta psichologiškai. Pirmas dalykas, jeigu tu garantuotai suradai sekančią savaitę ateinančią vietą, laiką, prioritetą ir tas įrašas pateko vietoj to do į kalendorių, tai tą sekundę tu gali visiškai ramiai kvėpuoti, nes tu ne šiaip savo atsakai. Kažkas tą trigerina. Vėlgi, ta prasme, tu pradžiai, vat, kaip minėjai, ar ne, tu bandai, matai, kad tu turi pilną dalykų, pilną darbų ir atsiranda kažkoks naujas, kurį tu vis postpounini, vis nukeli ir ateina kažkoks kritinis momentas, kuris tave, nu, arba sąmoningai, nesąmoningai priverčia susimąstyti, palauk, ar jisai man yra galbūt svarbesnis negu tie, kurie yra dabar. Tai vat kas trigerina, nes tu gali ir eit ir metus ir net nemąstyt, žinai. Tai tu tik tai aiškiai atidaręs, tarkime, geras pavyzdys, prikalti lentą, užtrunka, tarkim, 30 minučių, turi kalendorių, jame nėra 30 minučių kitoj savaitėje bent jau. Ir tada tu priverstas kiekvieną įrašą žiūrėti ir lyginti svarbą lentos prikalimo su visu, ką tu turi kalendoriuje. Ne šiaip savo abstrakčiai, nu, man lenta svarbu, nesvarbu. Ne, tu privalai, vėlgi, tu negali išleisti daugiau pinigų, negu yra kišeniai. Ir kai realybė tave priverčia, sorry, arba saldainis, arba čipsai. Nes kai tu supranti, kad tiesiog jisai yra ir turi būt padarytas ir tu niekur nerandi, tada Jo. tau pradedi galvot, blem, nu aš turiu jį kažkur kišti. Būtent, Kažkaip tai taip. būtent tada tu praskaitai kiekvieną eilutę. Kartais tu pasakai, sorry, kita savaitė yra visiškai užimta, dar kita jau nebetenkina, nes bus per vėlu, sorry, ir atsisakyti, nes kartais kažko atsisakyti ir pasakysi, norisi, ar labai prašau, bet ne, nedarysim. Kartais yra svarbiau negu įkelti į to-do listą ir pačiam pasakyti, ai, lengva ranka, ai, padarysiu kažką tai. Iš to gimsta pažadukai. Taip lengva pažadėti ten, ypač savo. Tai žinai, kad jisai nepadarysi, koks skirtumas. Na, vėlgi, ateitis guminė, viską kės, ir tada, ai, įmetu tą duris, ai, padarysiu, taip lengva. Atvirkščiai, kai reikia pasipriešinti ir ten atsisakyti saldainius, kaip labai norisi, atsisakyti spaudimo, kai bosas sako, privalai, turi, taip sunku pasakyti. Nu, sorry, bet neturiu pajėgumų. Va, mano kalendorius galit patikrinti, nu nėra kur Bet kai įkišti. tau pasako, kad tu turi padaryti iki šiandien vakaro, tu atrandi, tada kažkur kažką išstumi, kažką tai perstumi ir vis tiek padarai. Tai vėlgi, tik tai tą sekundę, kai tu aiškiai pats suvoki, ko tu atsisakai, vardan ko, tada tai sprendimas yra teisingas.
kai tu paslepi po kilimu ten tiesiog, kad nesimatytų kažką svarbaus, nes reikia čia ir dabar reportuoti kažką matomo, bet gal mažiau svarbaus, tai čia neteisingas būdas. Gerai, o kokios dar priemonės gali padėti, na, geriau planuoti laiką? Tai vėlgi, planuojant, čia gal perkelsiu vėlgi tą koncepciją, ne tik tai planavimas, bet ir apskritai prioritizavimas. Viena iš tokių taisyklių, kur pagal mane dažnai pamirštama, yra kažkokia knygų paminėta, kad bet ką planuojant, jeigu tai užtrunka ilgiau negu, tarkim, valanda, tai planavimas daugmaž gali užtrukti apie 20% nuo suplanuoto laiko trukmės. Iš vienos pusės, abstrakčiai skamba logiškai, jo, prieš kažką darant reikia, pažiūrėti, ką darai, nes vėlgi nesinori labai greitai bėgti ilgai, Taip. po to paaiškėja, kad ne ten bėgi. Reikia grįžti dar į tą patį tašką ir bėgti kitą linkmę. Tai iš vienos pusės, jo, logiškai. Iš kitos pusės, kai pats sau, tarkime, keli klausimą, tarkime, jeigu universitetas vidutinis yra 4 metai ir tikrai išleidau ten kokį, ten bent jau pusmetį, lygindamas, planuodamas, ten kruopščiai, pažiūrėdamas ten, kur kokie universitetai, kokias programas siūlo, aš tai, ne, mano planavimas tuo metu gal užtruko, gal dieną, daug dieve. Tai va ten tikrai nebuvo penktadalio viso tos trukmės, nors va ta matematika sako, kad planuoti, kur tu stosi, yra pusmetis. Bet į jaunam amžiui nelabai ten yra ką daug planuot, nelabai tie prioritetai, galbūt vėlgi prioritetai, nes tu atrodo tiktais, ką aš moku ir ką noriu daryt. Du Banaliai, kiek dalykai. universitetų palyginai? Tarkime, aš prisimenu tuos metus, kai čia buvau Lietuvoj, tai įprotis buvo, tai kažkaip tai vieną pavadinimą turi galvoj ir viskas, ir stoji vos ne automatu, ten, 2, 3, bet kokioj Amerikoj, tai jie gi siuntinėja, lygina šimtus universitetų, siuntinėja laiškus kiekvienam, palygina programas, studijas, kas ką duoda, kur, kaip geografiškai judėti, kur gyventi, tengi daug įvertinti, per 100 universitetų yra ką veikti. Daugiau ir galimybių, daugiau darbo, daugiau Ir laiko tam. galimybė, ir laikas, ir rezultatai, atsiliepimai, statistika, nežinau, kontingentas, ten ką tik tai nori. Tai dabar, tarp kitko, va, stebint jau jaunimą, dabar, vėlgi, kai prasiplėtė tas, sakysime, mokslo galimybės už Lietuvos ribų, tai ir Lenkija vertina, ir Austrija ten, ir Britanija dažnai, ir Vilniuje ten, ir panašiai, ir dėlioja. Tai tas laikas pusmetis kaip niekas gali būti surytas kruopščiai. Iš kitos pusės, tarkime, pasirašyti 4 metai, skirti savo gyvenimo prieš tai kruopščiai nepalyginus, bent jau 100 alternatyvų kruopščiai, ne šiaip sau ten pavadinimai ten dar kažką, tai, neatsakinga, nes greičiausiai būsi nepataikęs į būtent, kuris tau būtų geriausias variantas. Tai va, sakysim, viena ta taisyklė sako, kad jeigu tu apskritai kažką bandai daryti, ar tai yra mokslas, darbas, vėlgi tas pats ten sportas ar sveikata, tai jeigu pasirašai valandai ar metams, tai būk malonus penktadalį to laiko skirti planavimui, kaip, kur, kokie variantai ir panašiai, ir likusią dalį tiktai darymui. Okei. Viena iš tokių buitinių taisyklių, kur, man asmeniškai tikrai labai veikia. Tai geriau dažniau yra skirti daugiau galbūt laiko, pavyzdžiui, kaip yra patarimai, ar ne, atsikeli ryte, tu pradžioje atsisėsk, ten 15-20 minučių skirk, gal pusvalandį, bet skirk, susiplanuok dienos darbus, kuriuos nori atlikti tą dieną ir tai bus efektyvesnis būdas tau leisinti sutaupyti laiko, efektyviau dirbti, daugiau padaryti per tą pačią dieną. Tai, aš labiau gal gravitavęs galiausia prie tokių savaitinių gal planavimų, nes Ai, tu tą iš dieną karto jau, jo, tai toksai pilnas matomumas yra savaitė į priekį, aišku, ten jeigu yra ten konferencijos ar ten kelionės ar Bet kažkas. ar yra skirtumas tarp savaitę į priekį ar kiekvieną dieną? Nes žinai, Yra gyvenimas labai didelis keičiasi. skirtumas. Keičiasi. Pagal mane labai didelis skirtumas, nes, labai retai būna, kad apskritai, kad sekanti rytojaus diena yra laisva, tokio apskritai nebūna. Ta prasme, lankstumo jau dienos bėgyje, tai ir kitai dienai jau man tai asmeniškai lieka nulis. Nes vėlgi kiekvienas laikas, kiekvienas įvykis, kiekvienas, ten renginukas ar darbas, turi savo tą vadinamą lead time arba tas įvadas, ir jau per vėlu, man asmeniškai bent jau planuoti ten Aišku, ryte. žiūrovai yra įvairaus užimtumo, Jo, tai jo, čia tai aš tą visiem. aš sakau, tai man galiausia vėlgi nieko blogo tai yra geriau negu nieko neplanuoti, ženkliai geriau, milijoną kartų geriau. Man tiesiog prilipo tas toksai, kad pilnas matomumas atsiranda savaitę į priekį, tai penktadienį tu turi labai ten 5 minučių tikslumų sudėliota sekančią savaitę, bet aišku, tai labai skiriasi nuo kas, nes jeigu tai yra renginys, ypač reikalaujantis ten kelionės kitą šalį, tai gali ir prieš metus įkelti. Taip, taip, čia aišku. Tai faktas, kad tai nėra duotybė, bet jeigu tu kruopščiai paplanuoji, sakai, aš darau tada tą, vat mes jau aptarėm, kodėl kartais sveikiau yra apskritai pasakyti ne ir atsisakyti.
Nes tai yra sveikiau, geriau, efektyviau, negu va tiesiog visur viską žadėti visiem, mesti į tą begalinį to do ir nieko nedaryti galiausia. Tai yra ženkliai geriau. Tai va, tai padeda, ir tas griežtas laikymasis, nes čia veda vėlgi prie to pačio atsakymo, kad, jeigu viską va taip aplink kalendorių kurti, viską ir to do, ir taskus, ir planavimą, nes kalendorius yra mano laiko piniginė, kur aiškiai matau, kiek kas ko, kas kiek kainuoja laiko prasme. Laikas yra vienintelis resursas, kur nepaskolinsi, neperduosi, nepasamdysi iš kito, vat kiek tu turi, tai turi, išnaudosi, neišnaudosi, tavo bėda. Daugiau nebus, bet ir mažiau nesinori. Ir žinok, kadangi labai mes turim tą tokį labai griežtą, vėlgi, griežtas planavimas šiandien pas mus podcast'e yra 31 minutė, mes stengiamės to laikytis ir aš noriu paklausti į tą pačią temą, kaip vienu metu subalansuoti, pavyzdžiui, na, 2, daugiau, 3, 4 projektus vienu metu, kaip subalansuoti, ypač jei, pavyzdžiui, jeigu didesni jie yra. Tai irgi dar dvi koncepcijas įvesiu ir manau, kad šiandien bus jau geras, sakysime, toksai įkvėpęs. Tai viena koncepcija yra, pradėsiu nuo to, kad apskritai stengiuosi apkrauti save 8%. Kai aš pasakau, kad visa kita savaitė užpildyta, tai yra atsakymas, kad yra sąmoningai palikta kažkur tai apie 20% to rezervo. Ateina iš mechanikos, kažkada skaičiau, kad kai mašinas projektuoja, tai apkrovimas yra projektuojamas ir planuojamas variklio yra apie 8%, tai yra sveika, nes jeigu visada 100% apkrauti variklį, nesveika. Bet man tai yra šiek tiek, sakysime, toksai skiepas nuo netikėtumų, nes kiek tu ką beplanuotum, kažkas atsitinka. Tai, nu, force majorai tie vadinami gyvenime. Nebūtinai gali būti ir nice dalykai, nebūtinai blogi dalykai. Kai neplanuoji. Jo, netikėtukai, netikėtukai tokie atsiranda. Ir kai tu nebeturi to lankstumo, tai jau savaime apskritai širdžiai nesveiku 100% dirbti, to ilsėjimo laiką negalima darboholizauti. Reikia turėti tokią saikingą apkrovą, tai tu 100% yra bloga tiesiog, nes nu, nesinori va kiaurą dieną viskas nieko varyti, reikia, sakysime, tų mikropauzę ar kažko tai. Bet antras svarbesnis dalykas, tu duodi savo lankstumo, va taip, koreguoti tą kalendorių, atsitikus kažkam tai. Tai va, tai visada, kai aš sakau, kad užpildyta, Tai vėl 8, Tame įkoduota. vėl paretas pas tave. dažnas dalykas. Tai va, tai viena taisyklė yra iš tikrųjų apkrauti save 80, o kita, va, kalbant apie, teisingai pastebėjai, kad gyvenime tai nebūna, kad tu vieną dalyką darai. Dažniausiai gyvenime tu lygiagrečiai darai N dalykų vienu metu ir tas vyksta, ir tas vyksta, ir tas vyksta, ir tas vyksta. Ir čia, aišku, yra balansas, nes jeigu tu vieną tik tai takeliu bėgsi, nu greičiausia bus taip, kad tu vėlgi nebūsi išnaudojęs 100% savo potencialo, nes kartais nuo tavęs priklauso, o kartais tu priverstas laukti, nes nuo aplinkybių priklauso. Tas procesas reikalauja 10 minučių tavo pastangos, po to, tarkime, ten dieną, kol atsakys teisininkas į laišką, tu tą dieną negali tęsti šito proceso, tau yra langas, tu gali paimti ten sekantį rytą vėl tą vėliavą, ten ar stafetės tą pagaliuką ir bėgti toliau, perduoti kitam ir panašiai. Nebūna tokių procesų, kur, nu, nebent duobė kasi, tada tik tai tu ir kastuvas. Baigtinis projektas. Jo. Tai va, tai tiesiog koncentruotis ties viena ir vat laukti, kol tau ateina meilas iš teisininkų ir iš karto jį griebti ir daryti. Jo, tą vieną procesą gal ir tu darysi greičiausia, bet bendram kontekste ne, tai nebus našu. Iš kitos pusės, jeigu bandysi daryti 100 dalykų vienu metu, apskritai ne vieno nedarysi. Tai vadinasi, kažkur tai yra balanso taškas, ar 3, ar 4, ar 5, kai natūraliai organiškai gaunasi, kad tie langai, kurie neišvengiamai atsiranda dėl to, kad ne nuo tavęs vieno priklauso ir yra kiti procesai, kurie užtrunka, tai galiausiai gaunasi, kad tu turi baigtinį tašką ir tų projektų vienu metu lygiagrečių gali būti 3, 5, gali būti ten 11, tikrai ne 100, tikrai ne vienas. Tai čia padeda, nu aš tai vadinu skirtingų greičio juostom. Žinote, kai turite autostradą ir čia leistina važiuoti ten 30 kilometrų, traktoriai čia važiuoja, vidutinė juosta, nu taip jau sutarta, nes taisyklės gal nėra, kad čia važiuoja tie, kur ten 80, čia važiuoja, kur maksimaliu leistinu greičiu ten 130 ten ar koks jisai kitoks bebūtų, bet pasiskirstę ir gaunasi, kad vienu metu tu turi 3 juostas, procesai juda skirtingai. Tai va ta taisyklė, kaip elgtis, tu išskiri, o kuris iš tų procesų tau yra svarbiausias. Ir tada sakai, va šitam procese aš dedu į pirmą juostą, čia yra maksimaliu greičiu. Kitais žodžiais, jeigu atsiranda dilema, atėjo teisininko laiškas ten kažkadaise ir jisai reikalauja konflikto su kitu procesu,
Tai tada tu padarai ten swapą, pavyzdžiui, pasakai, šitas yra man svarbesnis, dėl to jo čia buvo suplanuota 15 minučių vat antram procesui, nes laukiamas buvo laiškas vakare, o jisai atėjo ryte, bet tai yra svarbiau, tai tada tu iškeiti ir darai tą dinaminę, sakysime, pakeitimą tam pačiam kalendoriui, nes vėlgi iš oro neatsiranda pajėgumo, bet tarpusavėje realiam laikė kintelioti, kad vat, šitą pokalbį 15 minučių atidedu, šitą pokalbį atskirai pritempiu, šitą darbą padarau, šitą ne. Vėlgi čia jau pradeda truputėlį kirstis su kitom vertybėm, nes vėlgi tu negali žongliruoti kitų žmonių laiku, nes Taip. tai nemandagu. Iš kitos pusės, jeigu tai liečia tiktai tave, pasidėti prie sutarties tu gali ryte ir vakare, bet tas kinteliojimas realiam laike, neatsirandant naujai erdvėj, bet vat, prioritizuojant realiam laike, kur kokiu greičiu juda kokie procesai, labai padeda, negu toksai, žinai, užsispyrimas, kad vat viskas čia įrašyta, čia yra, reiškia, šitas gali būti greičiau padarytas, bet dėl to, kad jisai buvo įrašytas kitai dienai, šiandien nedarau, tas neturi pakankamai lankstumo. Tai va ta juostų modelis, kur tu, čia jau greičiausiai Realiai tai čia yra tas pats, jeigu aš pavadinčiau prioritizavimas, tikrai taip. vėlgi yra klausimas, vat labai noriu asmeninių įžvalgų, tai yra asmeninis tavo, kaip tu dirbi, kaip tu gyveni. Yra begalė įvairių metodų, metodologijų, pavyzdžiui, ten Kanbanas ir visi kiti, kurie duoda tau prioritizacijos labai aiškę tokią vizualią, nu, sistemą dėliojimo. Kaip tu naudoji? Ar tu naudoji ten Google Docs, šitos Google Calendarį ar kažką tai kitokio? Vat ką tu naudoji? Nu, aš naudoju, šiaip aš iš senų laikų jau pripratęs prie Microsoft Office produktų, tai Outlookas yra mano geriausias draugas. Ei, tu dar naudoji Outlook. Nedaro, šiai dabar Microsoft Vis pagal dar. mane vis dar ir manau, kad yra daug priežasčių, kodėl vėl grįžo Microsoftas. Ok. Bet kažkadaise, bet ir dabar lieka ta pagrindinė priežastis, kad tai yra offline sprendimas, Ok. leidžia dirbti lėktuve, leidžia dirbti neprisijungus prie interneto, ko, nu, sunkiau šiais laikais. tai Žymiai leidžia. sunkiau tą padaryti. Jo, Ta jo. prasme, šiais laikais jau yra sprendimai, prieš ten 10 metų, kai kūrėsi įpročiai, tai dar nebuvo tų sprendimų, tai man tuo metu imponavo, tai buvo sunkus instrumentas, Outlookas, Microsoft produktai, iš kitos pusės jie duodavo tą galutinį ten našumą, lankstumą, kurio reikėjo. Vienas iš svarbių faktorių, kad tu gali dirbti offline, sinchronizuojasi visi prietaisai, bet tu gali atsijungęs nuo interneto sėkmingai su kalendoriumi, su viskuo Ok. dirbti. Tai va, tai mano asmeninis yra Microsofto visa linija, bet kai kurie rekomenduoja ten vėliavėlėm, spalvom žymėti ten skirtingus Darai tą? dalykus. Aš pradėjęs tą daryti, kažkaip vis dėlto atsisakiau, banaliai dėl vienos priežasties, tai yra papildoma pastanga, vėliavėlės žymėti, ar spalvom žymėti, dar kažką, tai papildoma našta, o svarbumą, vat vidų jauti, kas tau yra svarbiau, vat tiesiog. Tai atskirai pažymėti, kad tarkime ten nulėkti pas daktarą, nu kaip ir nereikia atskirai sakyti, kad čia yra svarbiau, negu ten šiek tiek greičiau peržiūrėti vieną ar kitą sutartį. Ok, Ilja, Taip. noriu prieiti dar vieną klausimą. Be galo svarbus, manau, visiems bus. Kokios strategijos, kokius būdus, ką tu naudoji su tikslu, norint išlaikyti dėmesį ir išvengti nuolatinio blaškymosi, ypač kai mes norim koncentruotai, mažai, daug, mažai padaryti. Puikus, visiškai puikus klausimas, nes dėmesio koncentracija ir blaškymosi panaikinimas yra vienas iš esminių apskritai dalykų, darbų, įpročių, kurio gali pasiekti asmeninį našumą. Tai šiais laikais daug kalbama apie tą dėmesio fragmentaciją, kai iš principo žmogus nebepajėgus ten 30 minučių skaityti knygą. Vat viskas, 15 minučių Kodėl kratų. tu klausai jas? Ne, aš vis dar moku dėmesį koncentruoti į skaitymą, bet apskritai čia yra, sakysime, visos kartos bėda, kai kurie rybiniai sako, kad apskritai toksai yra rūpestis, kad jaunimas pripratęs prie TikToko netgi minutiai dėmesio koncentruoti nemoka, nes 30 sekundžių tai rolė, kai vyksta reikia judėjimo. Tai sakyčiau, gebėjimas prisiversti ir, tarkime, kažką daryti non-stop ilgo tęstinį laikotarpį yra, nu, nežinau, išlavinamas lygiai kaip ir sporte tu treniruoji kūną, lygiai taip pat tu treniruoji dėmesį. Valia, dėmesys čia yra bazinės charakterio savybės. Ir tą galima treniruoti per daug būdų, ar tai skaityti, ar tai vėlgi kažką tęstinai daryti kurį laiką, vat, pilna dėmesio koncentracija, tą pačią duobę kasti ar indus plauti, vat, ten valandą, 2-3, nesvarbu ką, svarbu, kad tu moki save prisiversti kurį laiką išlaikyti dėmesį, koncentraciją ir tai yra Kaip labai tu tą svarbus darai? dalykas. Vėlgi tai organiškai gavosi, vėlgi nebuvo gal atskiros treniruoklės, kažkadaise, kai aš pradėdavau dirbti,
aš tikrai labai daug pats rašiau programinio kodo rankytėm. Nu ir pagal mane programavimas yra vienas iš tų dalykų, kur leidžia pasiekti tos flow būsenos, kai tu paskęsti. Yra ribinė būsena, nežinau, greičiausiai yra girdėję klausytojai, kas yra flow. Srautas kartais verčiama į lietuvių kalbą, bet tai yra būsena, kur tavo sąmonė tampa to objekto, kurį tu darai. Jau nebėra atskirų ten kodo eilučių, tu esi kodo eilutės, viskas išnyksta jau toksai. Čia aišku, aš truputėlį sutirštinu spalvas, bet Matrica. išnyksta supratimas, kad yra ten kūnas, kažkokie poreikiai, tu esi tos eilutės, tau dingsta punktuacijos, ten kabliuliai, taškeliai, tu pats esi kodas, tai yra flow būsena. Psichologai sako produktyviausia žmogaus būsena. Jisai susitapatina su savo darbos objektu, jisai tampa darbo objektu. Tai toj flow būsenoj, psichologai atvirkščiai sako, tu gali paskęsti, nes kai tu ją patenki, tai ten ar 3 minutės, ar 3 valandos, o kartais man teko non-stop 24 valandas programuoti kiaurą parą. O tiesiog buvo deadline'as griežtas, praleisiu kur kada kodėl, bet kiemsargis ateina pavalo, išeina, valytoja ateina, išeina. Sekantį rytą kiemsargis ateina, vėl pavalo, tu jau pastebi, o jisai ką tik buvo, čia Arba spėjo ir Jo, jo. patikėti ir nusileisti. Ačiū Dievui, vieną kartą tai buvo, kad teko tiesiog non-stopo ten 28. Kartą teko važiuoti non-stopo iš čia į Italiją automobiliu, dar senais keliais, 28 valandos non-stopo. Man nesuvokiam. Tai jo, tai tos yra visiškai ribiniai išbandymai, bet jie įmanomi, bet tiesiog grįžtant prie to, kad kai tu patenki tą flow būseną, jinai tikrai egzistuoja, tikrai pasiekiama, gal kažkiek užtrunka, tai tau laikas vis tiek išnyksta, o tiesiog jo nebėra, tu tampi to objekto. Tai čia yra visiškai ribinė, bet išvada, kad jeigu tu nesugebi dėmesio koncentruoti bent jau valandai, tikrai prasmingam, nesiblaškant, nežiūrint, o čia varna, gal reikia pažiūrėti, o čia kavos atsistoti, pagerti, ai kažką paspausti, nesinori, tai tada sakyčiau, čia apskritai pagrindas daugam, ne tik tai. Bet gal turi kokią vieną kitą įžvalgą, kaip vat įkristi ir padaryti tai, ką tu planuoji, nenusisvičinus į kitą užduotį, nes, pavyzdžiui, labai blaško, tu susikoncentruoji, paskambina kažkas, jau nukrenti nuo veiklos, parašo laišką ir tu matai, labai svarbus, dabar reikalauja mano dėmesio, tada parašai, arba ten nueini į tualetą, nueini bet kas, ir tu jau iškrenti iš to, vadinkim, na, srauto viso to highwayaus, kaip išlikti? Arba Irgi grįžti? puikus klausimas, gilus klausimas, nes yra du būdai. Vienas yra be abejo vidinė disciplina. Tai tarkime, čia yra labai toksai stiprus dalykas sportas. Jeigu tu save mokai priversti per nenoriu, per nuovargį, bėgti, tarkime, ten valandas skauda, tingiu, lietus lyja, šalta, nesinori, No pavargęs, excuses. whatever, jo, tiesiog paimi ir darai, ir tą darai sistematiškai, tada atsiranda ta vidinė galia sau įsakyti daryti, ko reikia. Bet faktas, kad paminėjai tos išorinius dirgiklius, tai pavyzdžiui, irgi, kurie mane mažiau pažįsta, kartais sako, kodėl tu niekad nekeli telefono, vat niekad. Jisai niekad neskamba, aš sakau, kai žmonės bando paskambinti, aš nekeliu, tai ir nebeskambina daugiau, tai jisai ir neskamba, bet aš šiaip niekad nekeliu. Jisai išjungtas garsas, niekada telefono nepakeliu, dalinai. Aš tada garantuotai žinau, kad jeigu tu prisėdai, bet tą valandą darai, kad tu suplanavęs tą valandą, nesvarbu kas, gaisras bus, nežinau, ten kažkur, tai vat niekas neturi fizinės galimybės, jokios pasiekti mane ir nutraukti. Ir žinai, gyvenimo patirtis parodo iš vienos pusės, sako, tai kaip tu gali, o gal ten ligoninė, gaisras, ten pasaulio pabaiga. Aš sakau, žinai, aš jau 20 metų nekeliu ragelio ir kol kas nė karto nesusidūriau, kad tas nekelimas ragelio man sukėlė iš tikrųjų kažką tai va tokio stebuklingo. Sorry, bet neįvyko. Ir plus iki mobiliako, kai žmonės kažkaip gyveno. Mhm. Tai Buvo mažiau ir dirgiklių, ir pasiekimo būdų buvo. Tik tais vienintelis va tas didžiulis telefonas, su kurį ten kitam pastato gale, žinai. ir dabar ypač, kai pažiūrite Apple Watch'ai, ten suskamba, ten kiekvienas žinutės, ten, nežinau, ten WhatsApp'o, Facebook'o, žmogus blaškosi, tu sakai, kaip tu gali koncentruotis, jeigu tu per minutę 10 žinučių perskaitai, 10 mailų čia suskamba, čia pažiūri, čia Aš TikToką. turiu vieną savo įžvalgą, žinok, šitoje vietoje aš kažkada visai neseniai atradau tą būdą, kuris man asmeniškai ganėtinai neblogai veikia. Nu, jeigu ten gyvai kas nors nesutrukdo. Kai susikaupiu, noriu susikaupti, aš paimu telefoną, kadangi pas mane visur Apple produkcija, nenoriu reklamos, bet visi devaisai yra susijęti. Tai reiškia, jeigu vienam padarysiu kažkur, visi susisies. Ir aš padarau, įeinu tą work arba sleep arba do not disturb mode. Ir šitoj vietoj man skambina, rašo, aš nieko nematau, būna ten išjungiu Gmailą ir aš tiesiog darau tai, ką darau.
ir po to būna po ten 2-3 valandų aš pasižiūriu krūva skambučių, krūva laiškų ir panašiai. Tai netgi būna kartais netgi irgi paignorinu, jeigu nemanau, kad labai tai svarbu ir toliau varau, darau. Tai tas man iš tikrųjų, mano asmeniškai yra vienas iš tų sprendimų Kito būtų. kelio nėra. Ta prasme, va tie, kurie šiek tiek daugiau pažįstami, Panašiai kaip ir tu išjungi garsą irgi sako, telefonu. kaip tai gali būti, va, kai, žinai, valandą sėdim konferencijų rūme, mytas, sako, tau niekarto nesuskambo. Sako, nu ir neskambės, nes jeigu aš sėdžiu šią valandą, yra kalendorių užblokuota mūsų susitikimui, tai per šią valandą nieko kito išskyrus mūsų susitikimą garantuoju, kad nebus. Ir vėlgi, kai tai padarai sistema, tai tik tai tada tu gali tikėtis, kad tau suplanavus valandą ir gausiasi valanda, ne 3 minutės, po visų skambučių ten dėliojimų visą kitą, o valanda. Tai va tas, sakysime, disciplina stebėti ir žiūrėti, tiek viduj save priversti, imk ir bėk. Ir nesvarbu, lyja, nelyja, nes smegenys gudručiai ten sugalvos tų atmaskų ten Taip, belekiek. taip, taip. Nesveikuoju, skauda koją, saulė nusileis, niekas namo neleis, ten pinigų mažai, politikai blogi, ten belekiek, teisingai. Galbūt spėsim dar, jeigu vieną klausimą užduosiu ir mes pabaigsim šiandieninę jau epizodo dalį. Kaip dažnai peržiūrėti savo tuos visus laiko planus, kuriuos tu pasidarai, galbūt tą strategiją panašiai ar ne, ir tu ją gyveni galbūt metus, gal 2, gal 5. Ar verta peržiūrėti kas kažkiek laiko ir žiūrėti, o gal yra tobulesnių būdų, tulsų kažkokių tai, kurie man padėtų dar efektyviau, našiau dirbti? Privaloma. Tai vėlgi tau tokiasai užsispyrimas, kad viskas jeigu įkalta į kalendorių ir garantuotai va taip ir atrodo mano sekantys metai, tai tikrai ne. Aišku, labai kruopščiai įvertini, ar tikrai tu nori kažką pakeisti kažko. Tai vėlgi, kadangi Lukas veda statistiką, tai pas mane 98% dalykų įrašytų į kalendorių realiai de facto įvyksta. 2% yra perkeliami, ten atsitiktinumai, ten lėktuvas pavėlavo, Tai nespėjo ir high panašiai. raters labai. Tokią statistiką kažkadaise buvau išvedęs, tai vėlgi iš to neseka, kad tu tų 2% nu, viską įvykdysi. Iš kitos pusės, vėlgi yra taktiniai, yra strateginiai peržiūrėjimai. Tai jeigu tu, tarkime, rebalansuoji sekančią savaitę, nes ten vėlgi atsirado kažkas svarbaus, kas reikalauja fiziškos išvykos ir tau nori, nenori, reikia vėl žongliruoti ir kažkaip rebalansuoti tą savaitę, tai čia yra toksai taktinis, kartais vėlgi tu globaliai savo ten vos ne gyvenimo projektus peržiūri, tai tie reikalauja gal kartą per metus tokios permąstymų gilios sesijos apskritai, jau kur judėjai, kas svarbu, tokios. Bilas Geitsas tai vadino savaitės metiniai permąstymų ir jisai paimdavo 7 dienas per metus, jisai tuo žinomas, Mhm. kad jisai tokį paimdavo ten, nuvažiuodavo kur nors toli, pasislėpęs nuo visko, jokių elektroninių paštų, nieko. Čia tas tylos Įvairiai vadinamas, bet stovyklos vadinasi savo. įvairūs yra būdai, bet raktas yra vat, suplanuoti kartą į metus, kad 7 dienos yra vat, tiesiog atsijungti nuo visko, nes tik tai nebūdamas vat, toj būsenoj executiono vykdymo, tu gali pajėgus įvertinti tokius globalius dalykus. Tai Mhm. strateginiams Geitsas darydavo 7 dienos per metus, tokiam taktiniam, tai ten gal valanda per savaitę sveika yra peržiūrėti kalendorių. Bet šiaip irgi pastebėjau, kad vėlgi, kai pakeitė tą to-do listą kalendorium, tai savotiškas perkratimas N kartų visos savaitės įvyksta kiekvieną kartą tą įdedant, nes tu nori, nenori kiekvieną įrašą naują savaitę, netgi tai yra 5 minutės, tu pradedi vertinti visos savaitės visų įvykių kontekste True. ir tu peržiūri ir dinamiškai sakai, okei, šito atsisakau, o čia pastebėjau, kad šitie dubliuojasi, o čia kažkas tai pasikeitė, kažkas vakar parašė, ko dar nežinojau planuojant ir čia reikia pakeisti, tai man organiškai gaunasi, kad kiekvieną kartą įkeliant vienas toksai šalutinių sveikų poveikių yra nori, nenori susiduri su vat, ten piniginės dalim, kuri vadinasi kitą savaitę, turi ten vat, 5 efektyvias dienas po ten 8 valandas ar kažkiek tai ir organiškai kiekvieną kartą atidarant, tu peržiūri ir tada nori, nenori, vis tiek matai, kas vyksta, kaip vyksta, kažko gal reikia atsisakyti ir panašiai. Ilja, aš tikiu, tiek daug įžvalgų šiandien davėm tam, kad žmonės dar efektyviau našiau dirbtų, jeigu aš galiu teisingai pasakyti, nes mes visi Nebūtinai norime, dirbti. dabartinis gyvenimas, žinai, jis bėga, va toks, va, viską darai, bėgi ir ne visada viską spėjai padaryti. Tai jeigu jūs norite spėti padaryti daugiau per mažesnį per trumpesnį laiko tarpą, klausykite, ką sako Ilja, įsiklausykite į tas įžvalgas, jos yra tikrai labai pravarčios. Pabandykite, jums nieko nekainuos, pabandysite, pavyks, parašykite mums žinutę, mes labai tuo džiaugsimės ir bet kuriuo atveju klausykite ne teoretiko, klausykite tų žmonių, kurie praktiškai tą naudoja. Tai Ilja, ačiū tau labai už tą
už tas visas įžvalgas. Tikrai šiandien buvo labai geras podcastas ir džiaugiuosi, kad mes uždarėm iš 2 dalių tą temą. Na, o jeigu jums labai patiko, vėlgi parašykite mum komentare, parašykite, kas patiko, parašykite, galbūt kažkas nepatiko, galbūt kažkas aktualaus yra, ką mes galėtume irgi įterpti į mūsų podcastą tarp 3 mūsų pagrindinių temų. Tai yra technologijos, asmeninis tobulėjimas ir kas? Finansai. Ir Truputėlį finansavimas. Taip, tai bičiuliai, tas yra labai svarbu, na, o nepamirškite, pagrindinis dalykas yra, tam, kad nepraleistumėte visų kitų laidų, paspauskite mygtuką subscribe. Mes dar sugrįšime su naujomis temomis. Ačiū Jums labai ir iki kitų kartų. Iki.